Labas Laurynai, labas visiems žiūrovams, mes vėl sustinkam podcast'e, kodėl jie taip daro, faina labai. Sveiki visi ir sveikas Gintai. Ačiū visiems už peržiūras, ačiū už perklausas, už komentarus, Lana Makeup Artist Vilnius, ačiū už tai, kad mus pagrimavo ir šiandien mes esam gražus. Ir dėkingi visiems, kiekvienas jūsų atsiliepimas paliktas YouTube, komentaruose mums yra labai fainas ir labai svarbus, ir geras, ir kritikuojantis, tai būkite aktyvus, rašykit, mes kartais atrašom. Ačiū tiems, kurie parašo asmeniškai po mūsų epizodų ir tai kažkaip padeda jaust, kur reikia važiuoti. Ne? Aš iš karto noriu šiandien, be jokių didelių kalbų, aš manau, kad mes turim labai įdomią temą ir prieš įrašą tu sakai, kad Laurynai tavo burbulė apie tai yra nemažai kalbama. Mano burbulas, pavyzdžiui, apie tai praktiškai visai nekalba ir aš esu pamatęs tik kelis profilius ir juos pasekęs, gal ne visus, gal pažiūrės. Mes šiandien kalbam apie perdegimą. Taip. Tai gal iš karto pradėkim tiesiai, kaip sakant, jauti už ragų imt, kas tas perdegimas yra. Kas tai yra? Aš tai pirmiausia pasakysiu, kad kadangi aš apie tai vedu mokymus ir dirbu su savo klientais, kurie patiria tą perdegimo sindromą, dėl to aš tame burbulė ir sukuosi. Aš matau tos žmonės, kuriems ši tema yra arba aktuali, įdomi, arba jie yra kažkokiai tai perdegimo stadijai. Na, plus mano kolegos taip pat apie tai nemažai šneka, dėl to aš taip kažkaip jaučiuosi, kad lyg ir aplink mane apie tai yra kalbama. Šita tema yra aktuali, bet tikrai įsivaizduoju, kad nemažai žmonių galbūt kažkur yra apie tai girdėję, bet neįsivaizduoja, kas tai yra, ne? Atsakant į tavo klausimą, perdegimas, jis turi tokį formalų, tokį tą pavadinimą, kad tai yra lėtinio nevaldomo streso rezultatas. Ar ne? Tai kai reiškia, yra ilgas stresas, kuris yra nesuvaldytas ir jo pasekoje, toks pasekmė jo yra tas perdegimo sindromas. Perdegimo sindromas yra daugiausia kaip ir taikomas arba naudojamas, kalbant apie perdegimą darbe. Tai yra toks lyg ir profesinis, ar ne, tas reiškinys. Tačiau reikia pripažinti, kad nebūtinai perdega žmonės, kurie yra karjeristai, arba kurie daug dirba, arba kuriems yra svarbus jų darbas, jų profesija. Vis dėlto perdegimas gali vykti ir auginant vaikus, slaugant kažkokį sunkų ligonį namuose, šiaip, nežinau, įgyvendinant kokį nors didelį, svarbų ir stresą keliantį kažkokį naminį projektą, nežinau, žmogus stato namą, tai yra toks ir finansinis, ir darbinis kažkoks reikalas, ir ištemptas laikė, ir galbūt ne viskas einasi kaip per sviestą. Tai realybė yra tokia, kad tas perdegimas gali įvykti ir dėl tiesiog žmogiškų asmeninių aplinkybių. Aš iš karto noriu kreipti dar konkrečiau, kad būtų aišku, nes tu, kadangi vedi mokymus, tu susiduri su žmonėm, tau turbūt kažkaip yra labai aišku, nes aš tave dar šiandien mūsų įrašo metu išnaudosiu, bandydamas savo atsakyti klausimą, nes aš kuris laikas bandau suvokti, ar aš kalbu apie save, ar aš pats tame esu, ar ne tame. Tai kaip, pavyzdžiui, žmogui suprast, kad jis galbūt turi reikalą su perdegimu, o ne su, nežinau, su nuovargiu, su nuobodoliu, nes jau reikia keisti darbą. Ta prasme, kur yra tos indikacijos arba tie aiškus taškai, kuriuos ten, nežinau, jeigu tu apčiuopi savyje, tai tu gali savo priskirti perdegimą, jeigu neapčiuopi, reikia kažko kito ieškoti. Ja. Atskirkime du dalykus. Nuovargis ir pervargimas. Okay? Nuovargis yra normali būsena, netgi tam tikrą prasme pageidautina būsena. Taip, daugiau arba mažiau pavargęs turėtų jaustis kiekvienas žmogus vakare eidamas jau miegoti. Ką tai reiškia, kad diena buvo gera, aktyvi, per ją buvo kažkas nuveikta, padaryta, išnaudotas tam tikras energijos kiekis ir sakyti, kad jaučiuos pavargęs, ne, toks yra normalu, yra okei. Ir ką tai reiškia, kad paprastai žmogui užtenka to nakties miego režimo, kad tą nuovargį, tą energijos kiekį, kuris buvo išeikvotas, kad jį atstatyti, savo baterijas pasikrauti
ir kitą rytą jaustis vėl šviežiai, vėl energingai ir eiti daryti savo dalykų toliau, ne? Su noru turbūt, ar ne? Ir Daugiau mažiau. Daugiau arba mažiau, aišku. Pervargimas yra nenormali būsena, tai reiškia, kad po nakties žmogus atsibunda ir vis dar jaučiasi pavargęs. Okay? Tavrasi, ar mes kalbam apie tą jausmą, kai tu atsikeli ryte ir tu vienintelė tavo svajonė yra, kad ta diena kuo greičiau baigtųsi ir tu vėl atsidurtum lovui? Tai gali būti kažkas panašaus į tai. Tačiau galvokime apie tai, kad pats pervargimas jis turi tokius labai aiškius požymius, ne, kad jeigu žmogus juos, arba tokius simptomus, jeigu žmogus juos patiria, tai tikėtina, kad jis yra kažkokioj tai perdegimo stadijoje, jų yra 5, aš apie jas galėsiu pakalbėti šiek tiek vėliau. Tai iš principo, ką mes turim sakyti, kad toks energijos išeikvojimo jausmas, ar ne toks pervargimas, kad žmogus dažnai gali sakyti, kad visą laiką jaučiuosi pavargęs, kūnas yra pavargęs, galva yra pavargusi, ne, toks ir emocinis pavargimas, ir fizinis pavargimas, toks išeikvota energija ir jos neatstato naktinis miegas, savaitgaliai kažkokie jos neatstato, ar ne, toks žmogus sako, aš jaučiuosi pavargęs, ne. Tada yra padidėjęs emocinis jautrumas, jis gali būti pasireikšti pykčiu, kažkokiais tai pakeltų balso tonų, grubesniam frazėm, arba atvirkščiai tokiu emociniu atsiribojimu, užsidarimu, ciniškumu tokiu, kad, žinai, klausi žmogaus kažką, jis tau atsako vienu žodžiu, arba laido tokius sarkastiškus, ciniškus kažkokius atsakymus, kaip kažkaip neokė, ne, toks, tai gali būti arba toks emocinis tas jautrumas, ar ne, toks per tokias sudirgusias emocijas, arba kaip tik per norą atsiriboti, nelįskit prie manęs ir taip toliau. Ir trečias požymis tai yra kritęs toks, sakykime, tai profesinis efektyvumas. Tai yra, kai labai aišku, kad darbai kraunasi, jie nėra padaromi, yra vėluojama padaryti, kokybė darbų kritusi, taip lyg ir atmestinai, lyg ir daromos kvailos klaidos, žinai, taip, galva neveikia, neina sužiūrėti tam tikrų dalykų. Tai štai šitie 3 tokie aspektai, sakyčiau, gana neblogai parodo, ar jūs esate pervargimo kažkokioj tai būsenoje, ar vis dėlto tai gal tiesiog yra nuovargis. Mes dabar taip kažkaip sumakalavom pervargimą ir perdegimą. Tai yra tas pats, tik kitas žodis? Aš sakyčiau, kad tai galima naudoti. Galima, ne? Aš galbūt, kad tam, kad būtų mums visiems aiškiau, pasistengsiu daugiau naudoti perdegimą. Ne? Taip, bet tai yra labai arti. Bet sakykime taip, kad aš dabar, ką kalbėjau, tai aš apie perdegimą būtent kalbėjau. Man tada įdomu yra kitas dalykas, nes šitos būsenos, apie kurias tu kalbėjai, man labai puikiai pažįstam. Kai tau savaitgalis neduoda refrešo, žodžiu. Tai man dabar yra įdomu, kas tą perdegimą dažniausiai sukelia. Tai kaip aš ir sakiau, tas, žiūrėk, formalusis apibūdinimas perdegimo yra lėtinis stresas, kuris nėra suvaldytas. Ir jo rezultatas yra perdegimas. Tai reiškia, kad žmogus, dabar žiūrėk, ką labai svarbu atskirti. Bet mes visi patiriam streso, ne? Ir to streso darbe turbūt turi kiekvienas žmogus, ar ne? Teisingai. Ir kaip čia atsitinka, kad vienas su tuo stresu kažkaip susitvarko, ne? Ir geba laviruoti ir viskas yra gerai, o kitas perdega staiga. Tai čia yra žmogaus problema, paties žmogaus problema. Jo, tarsi jisai laiku neatpažįsta streso, ar kaip žmogus patenka į šitą būseną? Kaip žmogus patenka į šitą būseną. Žinai, į šitą būseną dažniausiai patenka žmonės, kurie, sakykime taip, yra davėjai, kuriems gera, malonu ir prasminga yra daryti dalykus dėl kitų. Tai yra tokia viena žmonių rūšis. Ne? Į šitą būseną patenka žmonės, kurie myli ir mėgaujasi savo darbu. Taip. Ir į šitą būseną patenka žmonės,
kurie yra arba tokie grini, arba linkę į perfekcionizmą. Tiesą sakant, perdegimas ir perfekcionizmas yra du geriausi draugai, kurie labai dažnai eina už rankučių susikibę. Ir kai mes sakom, kad, lėtinis stresas, mes visi jį patiriame ir taip toliau, tačiau tos mano išvardintos žmonių grupės, turintis šitas savybės, tai žmonės gana dažnai daro dalykus eikvodami savo resursus, savo sąskaitą, tada per mažai dėmesio skiria resursų atstatymui. Tie resursai yra emociniai ir biologiniai. Tai biologiniai tai yra tokie fiziniai poreikiai, kuriuos šiaip gana lengva identifikuoti, kaip pavyzdžiui miegas, maistas, kažkoks tai patogumas, sėdėti, dar, tokie dalykai, ne? Ir emociniai tie poreikiai yra jau sunkiau atpažįstami, yra žmonių, kurie visai jų negeba identifikuoti, ne? Bet netenkinant šitų dviejų poreikių, per kažkurį tai laiką to streso organizme ir šiaip sistemoje žmogaus susikaupia tiek daug, kad jis ima virsti į tą perdegimo sindromą, apie kurį mes šiandien ir kalbame. Labai viskas čia įdomiai sukasi. Man dar klausimas yra toks, kiek prie šito sindromo, prie perdegimo sindromo, ar ne, arba kiek tam tai gali tam turėti įtakos, arba prisidėti darbinė aplinka, arba pavyzdžiui žmonės, kurie yra virš tavęs. Kurie tau kelia spaudimą, ar ne, kurie, pavyzdžiui, geras žodis niekada neegzistuoja, bet tu visada esi verčiamas jaustis nepakankamu, per mažai galvojančiu apie darbą ir taip toliau. Nes man yra tekę išgirsti vieną kartą prie, tai tu man pasakyk, ar tai nėra tokio, žinai, man yra tekę išgirsti po atostogų prie susirinkimo stalo frazę, kad, šitame kambaryje yra žmonių, kurie 10 dienų turbūt iš vis negalvojo apie darbą. Ir tai yra pasakoma su tokiu, žinai, adatėlė, žinai. Priekaištų tokiu, žinai. Su tokiu priekaištu. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, palauk, tai ta prasme, tai aš turėjau per atostogas apie darbą galvoti, nors taip ir buvo, nes aš nemokėjau niekada atskirti, aš prasineždavau visada darbą ir aš manau, kad tai nėra gerai. Aš turiu omeny, klausimas mano yra paprastas. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra šiaip linkęs į tuos visus dalykus, ar ne, ten atiduot, negalvot apie save, kad tik darbui, ir jeigu dar aplinka jį taip, žinai, darbinė spaudžia, tai turbūt jam iš vis gali būti ragas. Klausyk, čia tokia nuostabi, gili tema, tai yra organizacinė kultūra, kurioje žmogus dirba, jeigu jis yra kažkokio organizacijos įmonės ar ne darbuotojas, tai kokia yra kultūra ir kiek yra dėmesio tam skiriama, nes visgi šiuolaikinė organizacija puikiai suprantat, kad tam, kad tu turėtum stiprią komandą, stiprius profesionalus dirbančius maksimaliai ir gerai, tai jie turi būti, kaip minimum, neperdegę. Reiškia, organizacija skatina atostogauti, skatina nedirbti viršvalandžių, skatina nedirbti savaitgaliais. O yra tokių organizacijų? To, su kuriuom aš dirbu, tik vėlgi mano burbulė tokių yra. Duosi sąrašą man po to, gerai? Mielai. Dabar, žinai, kai mes kalbam, vienas visai nesenas pavyzdys, mano draugas gavo tokį solidų, rimtą darbo pasiūlymą užsienyje, persikelti į kitą šalį, Europoje. Pareigos rimtos, didžiulis karjeros šuolis. Jis pasakojo ir man užkliuvo viena labai įdomi detalė, kai jisai praeidinėjo jau paskutinį interviu etapą su to organizacija. Tai būtent to HR departamento, to, kuris užsiima tais kolektyvo ar ne visais tais dalykais, tai buvo visa eilė klausimų apie tai, kaip jis įsivaizduoja ir kaip jis ketina persikelti su šeima, ką veiks žmona, ką vaikai, kaip jie adaptuosis. Kaip jisai leis laiką, kai nedirbs, kokia bus jo savaitgalį, kaip jis įsivaizduoja, kaip jisai ilsėsis ir taip toliau. Kitaip sakant, jiems buvo labai svarbu suprasti, ar nebus taip, kad tas žmogus atvyks, persikels,
jis turės darbą ir be jo daugiau nieko, Taip. nes tai veda į tiesiogiai, kad po pusės metų arba po metų pas jį prasidės perdegimo požymiai, tai reiškia, kad jo efektyvumas stipriai kris, o kadangi žmogus yra didelė investicija ir yra svarbu, kad jis būtų efektyvus, šito ir norisi kažkaip išvengti. Tai organizacija, jos atstovai rūpinosi tuo, norėjo suvokti, kaip tu čia ketini integruotis, tai yra tau visiškai nauja vieta ir taip toliau. Ir kaip tu ketini pasirūpinti tuo, kad tu iš esmės būtum laimingas žmogus. Nes tik būdamas laimingas, tu galėsi efektyviai dirbti, daryti tą karjerą ir siekti tų tikslų, kuriuos kartu su organizacija brėšimės. Aš labai noriu tikėti, kad Lietuvoje vis daugėja įmonių, kurios turi tokį požiūrį, kad žmogus nėra vergas ir žmogus gali atostogauti ir turi atostogauti, žmogus neturi galvoti 24/7 apie įmonę ir apie darbą ir labai reikia atskirti tos dalykus, žinai. Man atrodo, kad žmonėms, kurie klauso mūsų tinklalaidės, kartais yra paprasčiau viską suprasti per tiesioginį pavyzdį, dėl to aš, pavyzdžiui, duodu savo asmeninių dalykų, tai aš manau, kad aš nemokėjau tam tikrų metų nubrėžti ribas ir kai tu susirašinėjai darbinius dalykus 12 nakties, iš pradžių tu tai darai, nes tu nori pasirodyti fainu, tada tu jau nebegali daryti kitaip, nes jau ribos, staiga, jeigu tu po 2-3 metų pradedi brėžti ribas, tau yra sakoma, tokie dalykai, kas čia dabar, žinai, tai ką tu dirbti nebenori, žinai, prasideda tokie dalykai. Tai klausimas, Lauryna, yra toks, nes aš manau, kad aš šitame buvau, kai tu tiesiog atsikeli ryte, nori eiti iškart miegot, tau yra baisu pagalvoti apie visą tą dieną. Dienos metu stengiasi turėti kuo mažiau kontakto su kolegom ir su aplinkiniais, nes visi iš principo tave nervuoja. Tu bandai daryti dalykus, tu darai dalykus, galvoji, kad viskas yra neblogai, tada gauni iš viršaus tokį, kad maždaug, žinai, jeigu tik taip galim, tai darykim. Bet, žinai, ta potekstė yra tokia, kad tu esi per mažas, per silpnas, per mažai galvoji, ir žodžiu. Ir aš privariau save prie tokios ribos, kai aš jau iš darbo. Ir man nebebuvo baisu. Mano visas buvęs 20 metų gyvenimas, radijas, man pasidarė nebemielas. Ir aš tiesiog, aš priejau tokį tašką, kur mes sukonfliktavom, ta prasme, sakykim, nebuvo graži pabaiga, pavadinkim taip, ar ne. Ir mane į tą dalyką, aš net nebejoju, atvedė perdegimas, nes nebeliko jokios baimės. Jokio streso dėl to, kad aš neturėsiu darbo, kad keisis kardinaliai mano gyvenimas, nes aš daugiau nieko nemoku daryti, aš visą savo gyvenimą atidaviau radijui. Ir aš anksčiau to bijodavau, bet aš pasiekiau tokį tašką, kai aš tiesiog nebebijojau ir kai buvo mūsų toks neypatingai malonus pokalbis su vadovais, kai man pasakė, tai gal mes nebegalim dirbti kartu, aš sakau, jo, mes nebegalim dirbti kartu, turbūt, kad taip. Ir man tą sekundę, žinai, kas atsitiko? tą sekundę aš pasijaučiau, kad aš išėjau iš kalėjimo. Yeah. Kad man nukrito viskas, žinai. Tai aš dabar esu taip grubiai nuo tų pareigų, nes dar po to ten kitas pareigas turėjau nuo lapkričio 1 dienos buvusio, tai čia yra lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas, balandis. Ir beveik visa gegužė yra 7 mėnesiai. Aš tuo labai daug domėjausi ir aš supratau, kad tai yra žiaurus dalykas ir aš noriu, kad šita tinklalaidė kuo daugiau žmonių pasiektų ir tokių, kurie yra perdegimo pradžioje ir mes turim jiems duoti kažkokius patarimus, nes aš manau, kad aš buvau jo dugne, nes, pavyzdžiui, dabar yra 7 mėnesiai, galbūt aš iš karto vertinu patirtį buvusio ofiso, kuri, gerai, apie buvusius gerai arba nieko, nesvarbu, bet, žodžiu, esmė yra tokia, kad aš dabar, kai pagalvoju apie darbą 9-18, mane vis dar purto. Ir girdėdamas tavo tokią emocinę įkrovą, aš tikrai galiu taip jausti, kad šita tema tau yra svarbi ir jautri. Ir žinai, kas yra esmė? Man, kad aš jau ten sudegiau ir taip toliau, aš skaičiau, kad, pavyzdžiui, kas mane labiausiai gąsdina ir linko aš labiausiai dabar noriu ir eit, kad jau kai tu pasieki gerą perdegimo lygį, bent jau kiek aš skaičiau straipsniuose literatūrai, va taip nebepasidaro. Teisingai. Yra ten perdegimo tam klasifikavime yra 5 lygiai. Iki 3 lygio dar galima pačiam savo padėti. Peržengus 3, nuo 4 ir 5 jau pats savo nepadės ir reikės pagalbos. Stabdau ir iš karto tada jau nebesikišiu, iš karto tuos 5 lygius, bet aš šitoj vietoj labai noriu atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, nes jeigu
įmonė nėra tokios kultūros, apie kokią kalbėjo Laurynas, kur rūpinasi, kur supranta, tai jūs nesijauskit blogai ir rūpinkitės savimi, nes jeigu jūs esat įmonėje, kuri biški daro spaudimuką arba pats savo esat linkęs daryti spaudimą, tai perdegimas lygų, žinai, kaip yra sakoma, koks čia perdegi, ko iš čia perdego? Aš atsiprašau, nuo ko iš čia perdegė, žinai. Tarsi, tai yra žiūrima su pašaipa, kad tu esi silpnas, kad tu esi, nežinau, pavartosiu žodį lievas kažkoks, žinai, kad tu čia išsikalinėjai. Koks čia perdegimas, eik dirbti ir jokių perdegimų nebus, žinai. Tai va, tai šitoj vietoje, jeigu jūs turit bent menkiausią įtarimą, dabar klausykit Lauryno, nes jis pradės dėliot perdegimo lygius ir aš tikiuosi, kad jūs savo galite padėti greičiau, nei yra rašoma literatūrai, kur tam prireiks N metų, žinai. Tu žinai, aš taip dar tave papildysiu, yra viena labai graži frazė, kuris sako, kad vieninteliai žmonės, kurie prisimins jūsų pradirbtus viršvalandžius ir savaitgalius bei atostogas, yra jūsų vaikai. Čia yra šventi žodžiai. Janons šteina. To neprisimins jūsų vadovai. Tikrai ne. To neprisimins, žinai, jūsų klientai. Ta prisimins jūsų vaikai, jūsų šeimos nariai, žmonės, kurie yra artimiausiai jūsų. Ir aš dar jums noriu pasakyti, jeigu jūs dabar taip irgi makaluojatės, jaučiatės perdegę, tai žinokit, kad tą pačią sekundę, kai jūs baigsit savo pasirodymą šitoj įmonėje ir užsidarys duris, ten apie jūs po savaitės nieks nieko nebežinos ir nebeprisimins ir jūs, ta prasme, būsit iš vis kaip neegzistuojantis žmogus. Tame yra tai jūs labai gerai pagalvokit, žinai, tikrai. Ja. Tai va, tai dabar, Laurynai, gal einam prie tų... Tu nori etapus, ar ne? Tų laiptų, jo. Aš noriu, kad žmogus dabar klausytų įtempęs ausis ir bandytų identifikuoti, ant kurio laiptelio jisai stovi ir ką jam daryti. Okay. Tai pirmas perdegimo etapas yra vadinamas medaus mėnuo. Tai yra tas momentas, kai viskas yra gerai, kai yra daug energijos, daug noro ir yra dirbama daug, daroma daug. Galbūt paaukojant pietų pertrauką, galbūt padirbant šiek tiek viršvalandžius, pasiimant kompiuterį namo, padirbėsiu dar ten prie ansofkutės prie teliko. Nes mangi nesunku. Jo, nes man faina, man įdomu, tas toks drivas užsivedęs ar ne ir taip toliau. Tada žiūrėk, pasiimsiu dar kompiuterį savaitgaliui, o čia dar biškį turiu čia, o čia dar šiek tiek šitą ir paprastai žmonės daug kalba apie darbą, apie projektus, apie dalykus, kuriuos daro, apie klientus, kolegas. Toks gyvena darbu. Taip atrodo, žiūri ir lyg ir atrodo, diemano, kaip fainai jis dega tuo, ką daro. Tiesiog. Ir kaip tai bebūtų galbūt keista daugeliui, tai yra pirmasis perdegimo etapas. Todėl, kad visa tai vyksta savo tos vidinės baterijos resurso sąskaita. Ja, nes ta baterija yra įkvojima. Tas resursas tuo metu yra matyti didžiulis ir žmogus, aš iš savo net galėčiau sakyti patirties, kad tu tuo metu tikrai net nejauti, kad tu čia savo pradedi jau po truputėlį lipti ant savęs, nes tu tiesiog, tau iš tikrųjų yra faina kompą nusivežti net į sodybą. Jo. Ir kol tavo ten, nežinau, žmona deginasi, vaikai žvejoja, kol kepi mėsytę, tu dar kažką ten barbini ir kažką galvoji. Skambučių padarai, jo. Šiais laikais iš vis yra kita problema, nes viskasgi yra šitame daikte pas mus, ar ne? Tai nautsai ir visi kiti dalykai ir šiaip mes jo nepaleidžiam iš rankų, tai o viešpatėliau, kiek aš esu sodyboje dalykų prisirašęs. Jo, ir žinai, ir ten gali būti jau 8-9 valanda vakaro, tu staiga matai, kad atėjo mailas, atsidarai pasižiūrėti, tada pagalvoji, reikia atsakyti, dar ten kažką įsiveli ir žiūrėk jau pirmą nakties, o tu ten dar kažkaip tai. Dar baisiau, jeigu ne mailas, o jeigu tu visą kultūrą bendravimo įmonėje esi, pavyzdžiui, perkelęs į Messengerį. Taip. Tai ten iš vis, žinai, tave visada pasiekia. Yra tų appsų, yra visko. Tai čia yra pirmoji stadija. Gerai, antra. Antra stadija. Aš dar tik stop iš karto gal, ar ne? Pirma stadija, tai žodžiu, jeigu jūs šiuo metu va taip skrendat tarsi ant sparnų ir visur, jau čia yra šauktukas raudonas, pasvarstykit apie tai. Čia dar man patiko, kažkada mano vienas dėstytojas yra taip kalbėjęs, sako, įsivaizduok, kad žmogus yra lėktuvas, ne? Lėktuvas oro uoste užsipila kurą, pakyla ir skrenda į kažkur ir po to nusileidžia. Taip. Ne?
taip turėtų vykti gyvenimas. Nes jeigu tu pakilai skrendi ir tu neketini nusileisti, tai anksčiau arba vėliau kuras baigsis ir tada įvyks... Tiekšies normaliai. Krešas jau tas toks, ne? Toks jau, va, taip. Tai čia toks labai tokia gera galbūt metafora. Ok, tai čia mes, manau, viskas tvarko. Jeigu jūs šiuo metu labai noriai tempėt visur kompą, gal net esat, nežinau, pakeitę pareigas ar kažką ir vis daugiau laiko atiduoda darbui, kol kas su džiaugsmu, pagalvokite apie tai, važiuojam prie antro laiptelio. Jo, tai antras laiptelis yra, įsivaizduok, va taip žmogus gyvena, viskas gerai varo, laimingas daro karjerą, geras grįžtamasis ryšys iš vadovų, iš klientų, jisai varo. Ir staiga vieną rytą jis atsibunda ir toks, žinai, atsibundi ir toks liktai biški nerimas kažkoks, taip, gal pilve toks kažkoks, tokie vat, pradeda atsirasti pirmi tokie požymiai, kad gal jau biški nenoriu į tą darbą, tokia šiek tiek psichosomatika įsijungia, galbūt jau ten vyras ar žmona, kurie miega šalia, sako, klausyk, tu naktį dantimis grieži, arba kažką per miegus kalbi. Dabar daugelis iš mūsų turi išmanius prietaisus ant rankų, ten staiga tu matai, kad šiaip tavo pulsas kažkaip padidėjęs pastaruoju metu yra. Galbūt atsiranda, žinai, kažkokių tokių nenoro priiminėti sprendimus, toks biški vengiu, kažką jau ten tau sako, klausyk, o kada tu ten, nežinau, kažką tais padarysi ir tu sakai, ai, nu jo, aš ten turiu sąrašę ir, ne? Toks liktai pradeda šiek tiek darbai kauptis ir toks atsiranda tokie gana gerai matomi, dar neypatingai ryškus, bet pirmi signalai, kad kažkas yra negerai, kažkas yra išsibalansavę. Ir tie signalai ateina, vėlgi dėmesio, per kūną, tai yra per fiziologinius pojūčius, ne? Kaip padėjęs kraujospūdis, galbūt toks fizinis nuovargis, ne? Galbūt... toks jau prasideda tas, ar ne, kad tarsi išsimiegojai, bet neišsimiegojai. Galbūt virškinimo sutrikimai, sako, kažko man pastaruoju metu kažkaip liktai nelabai, ten kažkaip virškina dar kažkas, ar ne, vyksta. Ir kitas yra per tokius emocinius, toks liktai šiek tiek nerimas. Vat važiuoju į darbą ir toks keistas kažkoks jausmas. Jo, tu važiuoji ne su tokia ramybė ir aiškiu žinojimu, ką tu šiandien darysi, bet tu važiuoji su kažkokiu nepaaiškinamu šešėliu tarsi už tavęs, kuris tarsi ir nėra pagrindo dėl kažko nerimauti ir kažko bijoti, ar ne, arba dar kažko, bet tu važiuoji į darbą ir tave lydi ta tokia... Tarsi tu kažko nepadaręs, tarsi kažkam kažkas skolingas, tu apie tą kalbė, ne? Jo. Ir labai puikiai žinau, kas tai yra. Ir tokie gali atsirasti momentai, kai namiškiai sako, ten vaikai, ten, kad anksčiau su jais lyg ir pažaisdavai, praleisdavai laiką, dabar tiesiog nori pabūti, ten gali antra pusė sakyti, klausyk, mesgi išeidavom į teatrą, į kažkur, dabar tu labiau liktais nori būti namie ir žinai, bet taip. Prasideda štai va tokie dalykai ir tai yra toks neblogas signalas, kad galbūt aš jau čia kažkur esu įkritęs. Ne? Ok, galime eiti prie trečio? Jo, trečias tokia yra, sakykim taip, jau paskutinė instancija, kur dar galima su savim pačiam susitvarkyti. Jis yra tiesiog vadinamas toks lėtinis stresas ir tai jau pasireiškia gana ryškiais tokiais emociniais pokyčiais. Tai yra nerimo, gali būti nerimo atakos, gali būti miego sutrikimai, gali būti, kad vakare sunku užmigti, sukasi vis kažkas mintis galvoje, ar ne, tas toks overthinkinimas, ne, toks vadinamas lietuviškai, nežinau kaip terminas. Atsibudimai vidury nakties, tiesiog naktį, 3-4 ryto, atsibundi ir neina užmigti, ir apie kažką galvoji. Ne? Baimės, pergyvenimai, vėlgi pykčiai, žmogus tada dažnai skundžiasi, kad girdi iš artimųjų tik priekaištus. Artimieji šiaip nepriekaištauja, bet viską girdi kaip priekaištą, ne? Ar tiesiog kažką pasakė ir tai žmogus labai jautriai priima. Ne? Taip. Tai aš čia tiek visko darau, čia kaip ir tau vis negana, ir tokie gali būti. Gali būti ir noras emociškai atsiriboti. Nelyskit prie manęs, palik mane ramybei, nieko man nėra, žinai, išgerinėjimas vakarais. Taip pat po darbo reikia kažkiek tai alkoholio kažkokio tai.
Atsipalaiduoti. Jo, ir liktais, jeigu kažkas irgi pastebi, sako, klausyk, tu ir vakar išgeri, ir užvakar. Jo, buvo sunki diena, aš čia porą vyno taurių, ar ten kažkas, ar ne. Tai toks lyg ir bandymas tada ieškoti, tokio, kaip atsipalaiduoti kažkokio tokio resurso. Pradeda rūkyti, arba rūko gerokai daugiau, ar ne, tas toks kiekis. Tokie matosi, kad atsiranda ne visai tokie tvarūs, ne visai geri būdai atstatinėti resursą. Ja? Toks, žinai, emocinio to tokio ryšio kažkokio irgi problemos, ne? Tai nebepasimiluoji, nebepasiglaustai, nebepasišneki, neturi tokio, žinai, žmogus dažnai kalba apie tai, kad nebegali būti emociniam kontakte, pakalbėti kažkaip. Ne? Tai čia mes turim tą trečią laiptelį. Ir dabar aš noriu užbraukti brūkšnį ir jeigu galima taip per daug neišsiplečiant, aš užbraukiu brūkšnį dėl to, kad tu paminėjai ne kartą, kad kol tu stovi ant tų pirmų 3 laiptelių, tu gali dar pats savo padėti. Tai šitoj vietoje mes įvardėjom tos 3 laiptelius, tai aš dabar norėčiau iš tavęs kažkokios tokios trumpos replikos. Jeigu žmogus jau praktiškai atpažino save ant 1, 2 ar 3 perdegimo pakopos, ką jam daryti? Nemažai dalykų iš tikrųjų padeda. Vėlgi galvokim per 2 pagrindinius poreikius. Emocinis ir biologinis poreikis. Ne? Taip. Emociniai ir biologiniai poreikiai. Vienas labai svarbus dalykas - susitvarkyti miego rutiną, miego režimą. Taip. Reiškia, eiti miegoti maždaug tuo pačiu metu, keltis maždaug tuo pačiu metu, be jokių ten, žinai, kad dar čia valandėlė, dar čia 2, dar čia kažkaip, ne? Miegoti bent 7 valandas. Yra tokia išvestas vidurkis, kad suaugęs žmogus turi miegoti tarp 7 ir 9 valandų. Ne, tai 7, 8, 9 valandos liuks, daugiau negu 9 jau reikia žiūrėti, bet paprastai jau reiktų šiaip keltis. Tai toks gali būti persimiegojimo ir tokio jau irgi požymis kažkokios galbūt depresijos, galbūt kažkokių tokių dalykų, noras būti išsijungus, ne, taip grubiai šnekėkim. Tai reiškia atmiegoti tą savo laiką, kokybiškai jį atmiegoti. Tai reiškia, kad neturi būti patalpoje kažkokių garsų, šviesų, patalpa turi būti gerai išvėdinta. Yra toks labai, mano manimu, labai teisinga rekomendacija šiek tiek sukurti kontrastą. Tai yra, pavyzdžiui, prieš miegą nusiprausti po karštų dušu, tokios šilumos gauti ir ateiti į šiek tiek vėsesnį miegamąjį, kad įvyktų kontrastas, nes šiaip mūsų organizmas miego metu šiek tiek atvėsta. Temperatūra šiek tiek krenta, ne, tai paskatinti šitą procesą, ne, bet, žinai, tokie jau būtiniai dalykai, čiužinys, pagalbė, turi būti patogus, ne, tiesiog, žinai, viskas aišku, patogiai gerai pasistengti išsimiegoti. Išsimiegoti, ne, tada bent valandą per dieną reikia turėti fizinio aktyvumo. Čia paprasčiausias vaikščiojimas tinka? Paprasčiausias vaikščiojimas tinka, dar geriau būtų kad šiek tiek suprakaituotum. Nežinau, pažaisti aktyviai stalo tenisą, pavyzdžiui, ne? Ten, kažkokių padaryti pratimų krūvą, kad, bent šiek tiek prakaito ant kaktos susirinktų. Prisiminkime, kad mūsų kūnai yra mašinos sutvertos judesiui, veiksmui. Taip. Ko šiuolaikinėme pasaulyje, jeigu mes kalbame apie ofisų darbuotojus, ne, tai to yra labai mažai. Ir šiaip dar turėkime omeny, kad tas pajudėjimas jis nėra vien tam, kad mechaniškai juda ranka ir koja, ar ne? Tu turbūt neleisi man sumeluoti, bet judesio metu, fizinio aktyvumo metu vidinė gamykla gamina visokiausius dalykus, kurie mums kažkaip tu staiga pajauti, kad išėjai pasivaikščiot, aš nuo savęs galiu pasakyti, 30 minučių gerų tempų, kur jau tikrai atsiranda prakaito lašas ant nugaros, net bėgti nereikia. Taip. Kažkaip tu grįžti kitas žmogus. Teisingai. Kažkaip tave, žinai, nebenervuoja ir tos darbinės, žinai, tu išeini į tą pasivaikščiojimą su tokiu dideliu minčių debesiu už tavęs ir tos mintis baisios tokios, žinai, kad čia to nepadarai, to nespėjai ir turbūt jau nespėsi ir turbūt tave kreivai žiūrės, namie čia vaikam tu dėmesio neskyriai, jau ant tave žmona pyks, kažko nepadarai. Tavrasne,
atrodo, kad visas pasaulis yra prieš tave. Ir kai tu pradedi eiti, kažkaip, žinai, tos mintis pradeda į stalčiukus krist. Ai, pala, tai šitą galima sutvarkyti, šitą ramiai, tą padarysiu tą. Jo, tai čia vat, kažkas vyksta gamykla, ne? Jo. Tada susitvarkyti mitybos režimą. Valgyti reikėtų bent 3 kartus dienoje. Reiškia, pusryčiai, pietus, vakarienė. Ir būtų gerai valgant, turbūt neatrašinėt mailų. Žinoma, valgymui skirti laiką valgymui, jokių ekranų, jokių nieko, net ir knygos skaityti nereikėtų. Tiesiog atsisėsti su savimi arba su kažkuo ir pavalgyti. Oi, viešpatėliau, Laurinai, kaip mes to nebemokam, ta prasme, tu rask man dabar žmogų, kuris valgydamas neskrolina. Čia yra nykstanti rūšis. Tikrai taip. Taip yra. Ok, važiuojam toliau, nes mes čia galėsim 3 valandas, bet laikas mus spaudžia, žinai. Ir žiūrėk, ir mes čia dabar šiek tiek pakalbėjome apie biologinius tos poreikius, fiziologinius poreikius, ne? Tai jų gali būti ir visai eilė ir daugiau. Nemažai daliai žmonių patinka visokie kūniški dalykai, masažai, spa, pagulėti vonioje tiesiog su druskomis ir putomis, ką mes galime namuose daryti, ne? Tiesiog, žinai, išjudinti išminkštinti tos raumenis, tas įtampas, kurios yra kūne atsiradusios, pečių linija, nugara, tai yra tos vietos kaklas, kur dažniausiai jaučiam tą sukaustimą, kur skauda, kur mūsų masažistas sako, čia pas tave įtampos susikaupusios, ar tu stresuoji, ar ne, ar kas vyksta. Jo, tai kūnas į šitos dalykus reaguoja ir tie tokie kūniški poreikiai turėtų būti tenkinami. Ir tada yra emociniai poreikiai. Tai yra pirmiausia žmogiškas kontaktas, laikas su šeima, su artimaisiais, su draugais. Tai yra laikas savo, laikas savo pomėgiam ir hobiam. Taip. Nepaisant to, kad būdamas bent jau, pavyzdžiui, aš taip save atpažinau iš to, ką tu pasakoji, atrodo, kad apie mane rašyta ant 2 arba 3 laiptelio, kad ir kaip tu nenori to kontakto, taip. Tu sakai, kad jį reikia turėti. Jį reikia turėti, žinoma. Dėl to, kad atsiribojimas nuo tų žmonių yra savęs baudimas, tai yra bausmė. Pažiūrėk, kaip mes baudžiame žmonės, kurie peržengia tam tikras raudonas linijas, tai yra nusižengia įstatymą. Taip. Mes juos atribojame nuo kitų. Taip. Aišku, atribojama yra dėl to, kad užtikrinti visuomenės saugumą, taip, bet nemaža tų žmonių dalis nėra visuomeniai pavojingi, bet jie yra baudžiami izoliacija. Senais laikais dar ir aš tai prisimenu, vaikus prasižengusius stato į kampą arba daro kažkokius tokius kitokius, eik į savo kambarį, pasėdėk, pagalvo, ką padarėjai, ne? Taip. Tai reiškia, kad izoliavimas, atribojimas yra tam tikra bausmė. Okay. Tai yra sunki bausmė, emociškai tai pakelti yra sunku. Štai kodėl, kai mums yra blogai, ne visiems, ne visada, bet tai nemažai kas pastebi, kad nenori su kitais bendrauti, atsiriboja. Ir tą reikia suprasti, ne tik, kad galbūt aš čia noriu laiko savo ir panašiai, tai gali būti ir tai, bet tai gali būti ir tiesiog nesąmoningas būdas save nubausti. Tai gerai, tai žodžiu, pabandom išsimiegoti, sustvarkom mitybos dalykus, bendraujam su žmonėmis ir reikalai turėtų pradėti, šiek tiek pajudam, sporto elementas ir būnant tuose 3 laipteliuose reikalai turėtų pradėti tvarkytis. Jo, ir dar kas yra labai svarbu, susitvarkom darbo ir poilsio režimą. Kai dirbam, taip. Kai ilsimės. Tai turi būti aptarta ir su vadovais, jeigu kažkokia kultūra yra kitokia. Tiesiog, žiūrėk, aš nebegaliu, aš dirbsiu nuo 8 iki 5, aš dirbsiu 110%, bet man reikia pietų pertraukos, 5 valandą, aš uždarau kompą ir važiuoju pa šeimą, namo, darau savo dalykus, vaikštau su šuniu, einu į sporto klubą, susitinku su draugais, einu į kino teatrą ir taip toliau. Ir nebeatrašinėjau ir nedalyvauju iki rytojaus 8. Taip, vat būtent, ne? Savaitgaliai mano ir žinai ir taip toliau. Ir niekas nesako, kad turi taip visą laiką būti. Kartais tikrai būna momentų, kai mes ir padirbam, ir padarom, ir panašiai. Ne, tai faktas, kad atsitinka dalykų, bet tai neturi atsitikti nuolatos. Ja. Taip? Ja. Ir aš tą irgi mėgstu sakyti tiem žmonėm, kurie, taip, sakykim, mėgsta pavarytą. Ne? Tai yra, jeigu tu dabar varyk, viskas tvarkoja, turi būti keletas dalykų labai aiškus. Kada varyt nustosi, kur pabaiga, kur taškas, pavyzdžiui, kažkoks projektas, kurį reikia padaryti, ne? Ar yra pabaiga? Kas bus po to, kaip tu atsistatysi, pailsėsi? Jeigu ten turi suplanavęs poilsio keletą dienų, pasiimsi laisvų, atostogas ar dar kažką ir tada duosi savo, žinai, pasikrauti, tada galima. Bet jeigu nėra tokio dalyko kaip kažkur tais
žinai. Nes paprastai būna, aš žinau, apie ką tu kalbi, paprastai būna tiesiog žmonės gyvena nuo projekto iki projekto, jie įsisuka į reikalus ir tipo dabar pavarysiu, tada kai jau tau be pavarant paaiškėja, kad tu ir dar turėsi pavaryti, tada galvoju, gal tada, bet tada jau reikia ruoštis kitiems dalykams pavaryti, žinai, nes, dar, ta prasme, viskas sukasi, nuolatos nesustoja, žinai. Bet čia labai tu gerai pasakei ir mano patarimas tikrai žmonėms labai aiškiai, jeigu dabar pavaryti nėra blogai, bet jūs labai aiškiai tada žinokit, kaip save apdovanojat. Taip, kad išlaikyti tą balansą. Ir tada yra ta ketvirtoji stadija, jau tas toksai laiptelis. Bet labai įdomu. Kurį peržengus jau mes suprantame, kad greičiausiai patys neišlipsim ir tai yra jau taip, ta stadija taip ir vadinasi perdegimas. Ne? Tai kas nutinka, daug psichosomatikos, daug tokių kūniškų dalykų, tikrai jau stresas manifestuoja per kūną. Aš noriu pasitikrinti, ar važiuojant į sodybą ilsėtis, išsikviest savo greitąją į vidurio kelią, nes atrodo, kad tu miršti, čia jau galėtų būti priskiriama tam. Aš tikiuosi, tau taip nėra nutikę, bet tai jau gali būti priskiriama. Žinok, esu kalbėjęs su greitosios pagalbos gydytoju, kurio darbas yra, tiesa, ne Lietuvos, o Vokietijos, kurio darbas yra dirbti greitosios automobilyje. Jisai sakė, iki 40% iškvietimų, kad infarktas ir širdies smūgis yra panikos atakos. Tai gerai, ketvirta stadija, psichosomatika. Jo, tai daug psichosomatikos tikrai. Kūnas jau nebeatlaiko ir įvairiausiais būdais siunčia labai stiprius signalus, kad yra negerai. Ten, pavyzdžiui, ar gali būti, ten nei iš jo, nei iš to tau pradeda tirpti ranką koją, tu galvoji, kad tau čia kažkas vyksta, pradeda tarsi sutrinka regėjimas, kartais abiejų, kartais tik vienos, tada panikos atakos, kur iki to tau to nebuvo. Pradeda augti arba staiga kristi svoris. Taip pat nei iš jo, nei iš to žmogus sako, atrodo viskas taip pat, bet 10 kilų priaugau. Arba tiek pat numečiau, ne? Čia kaip kam, kaip kieno daugiau. Jo? Stiprus nemigos tokie sutrikimai, libido kritimas, tai yra nenoras jokio kūniško intimumo, erotiško intimumo su savo partnerė, toks apatija, nenoras eiti į kontaktą, daug tokio tikrai pastebima atsiribojimo ir labai ryški toks fenomenas, tai savivertės kritimas. Tai reiškia, aš nieko vertas, aš nieko nesugebu, aš nieko nemoku, aš nepasitikėjimas savimi ir tada prasideda užsuktas ratas, nes darbai kraunasi, jie niekur nedingsta, jų kiekis tik didėja, daryti tų darbų nėra energijos. Ir čia prasideda užsuktas ratas, kad darbus reikia daryti, energijos tam nėra, jų tik didėja, tai reiškia nerimas tik didėja. Aš tau dar galiu pasakyti, kadangi man atrodo, kad aš kol kas atrodo, kad tu tiesiog pastaruosius porą metų stovėjai man už nugaros ir dabar pasakoji šitos dalykus, žiūrėdamas į mane, žinai. Aš dar pasakyčiau, ką iš savo patirties esu patyręs, kad kai jau tu esi ant šito laiptelio, man dar įdomu, kas bus ant 5, nes ant 4 aš buvau tikrai, dar yra tas, kad tu ateini į darbą, tu jau nebetiki savim, tada tu iš vis nori užsidaryti, nebetiki savim, tu jau spaudi save, kad tu nieko nebegali ir čia yra ragas, ir tada įsijungia dar atskira tema, kurią mes kada nors šiaip atskirai pakalbėsim, turbūt prokrastinacija baisinė. Kai tu tiesiog darai visiškas nesąmonės, kad tik nedaryt darbų. Tavarsime, tu užsiminėjai, fantastiškai durnais dalykais, žinai. Bele ką žiūri, teletabius beveik žiūri, žinai. Valandą laiko darbe, kad tik nereikėtų nieko daryti, žinai. O klausai, gerai, ar mes galim, nes šitos irgi apjungsim iškart, tada dar, nes apie 4 jau daugmaž kaip ir aišku, tai kas ten toj 5 kambarį kas laukia? 5 stadija, taip formaliai vadinasi lėtinis perdegimas, bet tai iš principo yra jau gili depresija.
Tai yra tai, ką jau psichiatras identifikuotų ir diagnozuotų kaip gilią depresiją, kurios gydymas jau būtinai greičiausiai bus medikamentinis, bus paskirta psichoterapija ir tas medikamentinis suportas, taip vadinkim, taip nelietuviškai visai. Ne? Bus palaikoma, ar ne? Jo, ir ten jau tada įeina visa puokštė tų labai tokių stiprių simptomų, kurie yra priskiriami depresijai. Ir čia kaip taisyklė jau žinai, tiek profesinis, tiek asmeninis gyvenimas, taip švelniai tariant, neblizga. Aš suprantu. Man klausimas. Kaip, nes įsivaizduokim, kad mūsų šitos tinklalaidės klauso žmonės, kurie patys galbūt nėra perdegime, bet jie mato savo aplinkoje, kad su jų artimu žmogum tai vyksta, ar ne? Nes, pavyzdžiui, aš dabar per pokalbį su žmona, man irgi jinai sako, ta prasme, dabar tu daraisi kitoks žmogus, nei buvai, žinai, tu vėl tas, kurį aš pažinau prieš kažkiek laiko, nes kurį laiką tavęs kaip ir nebuvo, žinai, nes, pavyzdžiui, aš savo tą perdegimą identifikuoju dar ir dėl to, kad, žinai, dar, aš nežinau, kaip tokia stadija, laukiau, kol tu šitą pasakysi, bet tiesiog tikiu, kad Ar tai yra, ką aš noriu pasakyti, kol tu atsiranda toj 4 arba 5, aš gal sakyčiau, nežinau, kurioje stadijoje atsiranda taip, kol tu esi darbe, tu darai bet ką, kad tik nedirbt, ir kai tu esi namie, tu darai darbus, kad tik nebūt su namiškiais. Ta prasme, kažkaip apsiverčia, žinai, nėra jėgų eiti su vaikais žaisti, ten, nežinau, mėtyti kažką ir kažką daryti, tada geriau aš dirbu, apsimetu, kad aš turiu daug darbų, pasistatęs vynelio, žinai, o darbe ten, žinai. Tai vat kaip padėti aplinkiniai žmonės, mato, sudegė, jo žmogus jau dega, žinai. Yra kažkaip šansų padėti tokiam žmogui? Žinai, 4, 5 stadijoje jau vis dėlto reikėtų profesionalų įsikišimą. Čia reikėtų jau psichiatrų, psichoterapeutų, kažkokių kitokių specialistų. Jau iš principo, jeigu žmogus jaučia, kad jau yra šitose stadijose, aš taip tikrai rekomenduočiau nebežaisti su savimi ir kreiptis į specialistą. Ir taip statistika, tyrimai rodo, kad reikės apie metų laiko atsistatyti. Tai nebus greitas procesas. Maždaug metų laiko, žinai, padirbėti su savimi, pasilankyti pas terapeutą, pasiaiškinti dalykus ir šiek tiek tada jau pabiški grįžti į tą seną į save, vadinkim taip, ne? Aš noriu pasakyti dar tokį dalyką, kad žmonės, jūs labai atkreipkite dėmesį, nes mes esam šituos dalykus labai linkę nuvertinti ir tokius žmonės iš karto statyti tokią lentyną, kad jis maždaug jautruolis, žinai, pasikėlęs, laiko savo neturi, kas čia turi šiais laikais? Tu nuolatos susiduri su tokia patyčia, žinai, kad maždaug, kad tu, ko tu čia nori, žinai, taigi visi dirbam daug ir čia nereikia dalyko. Bet jeigu jūs jaučiat, kad, čia mano patarimas, jeigu jūs jaučiat, kad namiškiui tai grėsia arba pačiam, tai, iš tikrųjų, tai gali skambėti juokingai, kaip norit, bet reikia labai aiškiai sustoti. Jeigu jūs pusryčiaujat. Ir jūsų neturi niekas trukdyti ir jūs galite kitam atrodyti, nežinau, pižonas, pasikėlęs ar kažkas, bet tai yra jūsų laikas su pusryčiais. Ir jis turi būti normalus, o ne ten, žinai, va toks. Ne? Tikrai taip. Žiūrėk, kiek automobilis galėtų važiuoti, jeigu tu juo nesirūpintum? Kažkiek važiuotų, kažkada jis subirėtų, ne? Jo. Pritaikykit šitą taisyklę savo. O kiek aš galėsiu važiuoti, jeigu savimi nesirūpinsiu? Gerai. Laurinai. Klauso mūsų žmonės, dirbantis ir daug ir taip toliau, ir jie sako, klausykit, viskas yra tvarkoje, bet mes dabar gyvenam tokiam pasaulyje, kai tu tiesiog turi varyti, nes visas pasaulis dabar toks yra. Arba varai, arba nevarai, žinai, ar kaip sindikatas sako, arba turi flow, arba neturi, žinai. Tai ar yra įmanoma dirbti daug, bet neperdegti? Aš manau, kad taip, ir tai rodo tikrai savo darbą mylintis ir savo darbe, žinai, lyderystę demonstruojantys žmonės. Jie iš tikrųjų dirba daug. Žiūrėk, Gintai, bet supranti, viskas turi savo kainą. Tai čia gyvenimas tuo ir nuostabus, ta prasme, gyvenime vaikai taip yra. Viskas turi savo kainą. Tai yra, jeigu nori nedirbti, arba dirbti nedaug, tai turės savo kainą.
Taip. Kuri greičiausiai kažkokia finansinė išraiška bus matoma, ne? Palapinė. Jeigu nori vis dėlto daugiau kažko nei palapinės, tai Taip. turės savo kainą, reikės įdėti daugiau prakaito, ne? Taip. Kaip taisyklė, tie žmonės, kurie dirba daug, jie susiduria su iššūkiais, kaip balansuoti savo gyvenimą. Tai yra, iššūkiai yra kaip taisyklė tokie. Šeima, vaikai, buvimas su jais, savo sveikata, emocinė bei fizinė, draugų ratas, pomėgiai ir taip toliau. Yra tam tikra, vadinkim taip, dalis žmonių, kurie dėl savo karjeros, dėl savo darbo yra visą tai paaukoja. Aš nežinau statistikos, bet taip intuityviai galiu pasakyti, kad nemaža dalis, pavyzdžiui, aukščiausio lygio vadovų, įvairiausių kompanijų, korporacijų CEO, žmonės, kurie yra dedikavę save darbui, kurį daro, jie labai dažnai yra arba vienišiai, nesvarbu vyrai ir moteris, arba jeigu ir yra ten kažkokia santuoka, santykiai, tai jie tokie, žinai, sausau. Nu, bet gerai, CEO, kaip būti gerų CEO, bet nebūti sudegusių. Tai jie vis tiek turi kažkokį, tu sakai, kad jie dažniausiai tada neturi šeimos, ar ne? Nu, ne dažniausiai, bet tai yra tikrai dažnas atvejis. Arba šeimai skiria daug mažiau laiko, ar ne, bet jie tada, kas jiems, jie tenise atsigroja, kaip jie išsibalansuoja, kaip jie nesudega? Alkoholis, narkotikai, įvairiausi tokie, žinai, neresursiniai. Bet mes kalbėjom, kad jau ten gurkšnojimas vakarė jau vienas iš perdegimo simptomų. Taip, ir tai nėra tai, kas padeda, ne? Bet kas jiems padeda, žiūrėk. Jeigu taip kalbėti apie tuos, aš suprantu, tu lenki link tų pozityvių, gerų pavyzdžių, ar ne? Aš noriu kalbėti apie tai, žinai, kad žmogus, kuris dabar klauso ir jis galvoja, aš nenoriu perdegti, nes tai yra, skamba nefaina, žinai, iš to, ką mes išvardijom, nes patikėkit manim, išsikviest greitai prie trakų nėra labai faina, tai vienas dalykas, bet, ta prasme, tu nori gyventi ne palapiniai, tu nori užtikrinti savo šeimą ir taip toliau, tai reiškia, kad tu turėsi, dirbti ir nemažai dirbti, ar ne? Bet tu nori nemažai ir gerai dirbti, performint gerai darbę nori, bet nenori ir sudegti. Yeah. Tai kokia yra prevencija? Aš, pavyzdžiui, iš savęs pasakyčiau, kad griežtai tu turi turėti hobį. O žinoma. Ko aš ilgai neturėjau. Žinai, nėra griežtai, bet kažkokia tai veikla nedarbo metu, ar tai vadinsis hobiu ar ne hobiu, nėra jokio skirtumo, bet kažką tokio reikia turėti. Aš dar taip noriu kažkaip man užsikabinę apie vadovus kalbant, tai kai aš bendrauju su vadovais ir kai mes paliečiame perdegimo temą, tai kaip taisyklė tie vadovai, kurie nėra perdegę ir kurie sugeba funkcionuoti ir turi tą balansą, daugiau arba mažiau, taip. Kuo jie išsiskiria, tai kad jie paprastai moka dalį darbų dedikuoti kitiem, jie turi stiprias komandas, jie mažiau kontroliuojantis. Jie gal turi net pasitikėjimo žmonėmis, pavyzdžiui. Žinoma. Tai čia labai reikalingas faktorius, ne? Jie yra mažiau kontroliuojantis ir jie tą savo krūvį paskirsto komandai, tokiu būdu sugeba vadovauti, lyderiauti, priiminėti strateginius sprendimus ir taip toliau, bet neperdegti, nes jiems nereikia užsiminėti, jau sakykime taip, kažkokio, žemesnio lygio procesais. Jie užsiima tik tai jau savo lygio procesais, tiesiogiai susijusiai su vadovavimu, ne? Dar aš pasakyčiau, kad turbūt nėra nieko baisiau kaip perdegęs vadovas. Tai žinoma, tai čia jau tada, toks, kur, jau vadovui irgi viskas kaikt. Okay. Bet tavo ta mintis apie tai, kad reikia turėti hobį, yra žmonių, kurie lyg ir sako, taip negali identifikuoti, kad jie hobį turi. Bet jie galbūt mėgsta kulinariją, galbūt jie skaito knygas, galbūt jiems patinka ilgi pasivaikščiojimai gamtoje arba senamiestyje. Gal jie mėgsta dar kažkokius tai dalykus, kurių jie negali identifikuoti kaip hobį. Tai nėra kažkokia sporto šaka arba kažkokia kūrybinė ar dar kažkokia kitokia veikla, ar ne? Bet jie nesėdi vienoje vietoje, jie kažką tai veikia. Tai ar Netflixas šiuo atveju
padėtų ar nelabai? Ne. Ar ne? Tai yra gera pramoga, bet tai nėra ypatingai resursiškas, nes fainai yra pažiūrėti gal filmą, gal porą serijų ten vakare, bet jeigu tai yra ištisai valandomis, žinai, sėdėjimas prie monitoriaus ir žiūrėjimas, tai ten nieko labai resursiško nerasim iš tikrųjų. Taip. Aš norėjau šitą pabrėžti, nes labai dažnai šiuolaikiniai žmonės platformą čia šitą paminėjo, bet yra ir kitos, kur tiesiog po darbo sėdi ir ten 4-5 valandas tai ir tipo chillin, žinai. Bet to kitas yra labai svarbus, man atrodo, toks aspektas, kurį verta irgi šiek tiek paliesti, tai yra, ar mes mokame ilsėtis, ar mes mokame atostogauti. Jo. Reiškia, ką mes žinome apie gerą kokybišką poilsį. Jeigu mes kalbame apie kažkokias atostogas ar atostogėlės, kad ir kelių dienų, ten pasiėmiau ilgai savaitgalį ir kažką dabar veiksiu. Tam, kad gerai pailsėti, yra keletas taisyklių. Svarbu pakeisti vietą. Tai yra, ilsėtis namuose nėra pats geriausias dalykas. Išvažiuoti sodybą, išskristi į kitą miestą, Romą, Paryžių, kur norite, ne? Išvykti prie jūros, dar kažkur, bet pakeisti fiziškai vietą. Tai yra vienas dalykas. Antras, poilsio metu turi būti geras balansas tarp fizinio aktyvumo ir fizinio pasyvumo. Tai reiškia, kad miegoti, sėdėti tiesiog balkonėlyje ant sofos, šezlongė ar kažkur ir prie paplūdimy arba prie baseino labai svarbu, bet nepersigulėti, kad neužeitų jau tas toksai, žinai. Tai reiškia, kad įjungti ir fizinį aktyvumą, pasivaikščioti, paplaukioti, pasportuoti, pravažiuoti dviračiais, padaryti dar kažkokius fizinius dalykus, kad kūnas sušiltų, kad būtų biškė energijos, kad būtų šito, ne? Tada reikia kūniškų malonumų. Maistas, prisilietimai, masažai, seksas. Tokie, žinai, kūniški malonūs dalykai, ne? Ir tas socialinis tas kontaktas, tai yra šeima, artimieji, draugai, galbūt susipažinti su kažkuo, bendrauti su žmonėmis ir taip toliau. Kartais galima būti išvykti atostogų vienam. Tai irgi kartais labai veikia ir tikrai žinau visą eilę žmonių, kurie perka bilietą kažkur ir ten, nežinau, Romoje praleidžia savaitgalį vieni. Puiku. Ne? Bet jeigu mes kalbam apie tokį poilsį, tai tas viena iš taisyklių ir tas socialinis kontaktas. Tai būti su kažkuo, kažkaip ir taip toliau. Ir aš turbūt čia dar pridėčiau, tai yra velniškai sunku padaryti žmogui, kuris yra linkęs į perdegimą, bet turbūt kažkaip reikia tiesiog mokėti išjungti darbinės mintis. Ja. Kad jos ta prasme, tu gali sėdėti šezlongė, bet jeigu tu mintimis sėdi darbe, turbūt nieko gero. Jo. Tai čia, žinai, čia prie šito, tai aš jau taip kažkaip net apie tai net nepagalvojau, bet galbūt verta įgarsinti, nes savaime suprantamų dalykų nėra. Ne? Tai atsiribojimas nuo darbinių procesų, tai yra kolegos turi žinoti, kad jums atostogos, tai turi būti šventa, skambutis darbo reikalais turėtų būti ekstremaliu atveju. Kur jau gyvybė mirtis, žinai. Tai iš principo neimti darbinio kompiuterio, neatsakinėti į mailus, o dar geriausia kažkaip jį atjungti, kad neįtų ten tie laiškai ar ne ir panašiai. Ir dar beje viena labai svarbi, tokia graži, sakyčiau labiau, taisyklė atostogom, tai yra labai gerai yra patirti kažką naujo. Kažką išmokti, kažką išbandyti, kažką pamatyti, išgirsti, paragauti ir panašiai. Kad tavo smegenų vingiai patirtų kažkokį turėtų galimybę patirti tai, ko dar nepatyrė, ar ne? Tai gali būti apsilankimas restorane, kuriame niekada nesu buvęs, paragavimas patiekalo, kurio niekada nesu ragavęs, nuėjimas į parodą, pamatymas ten Monalizos, nes jos niekada nemačiau. Ne? Aš kažkada paskaičiau ir man tai labai padėjo knygą apie šunis, kad, pavyzdžiui, yra labai rekomenduojama ir aš pagalvojau, kad žmogui tai irgi kuo puikiausiai veikia, ypatingai jeigu jis turi augintinį. Kalbama apie šunis yra, kad būtų labai gerai savo šunelį vedžioti ne kas kart tuo pačiu maršrutu, nes kvapai jam yra kaip atostogos, kaip visai kitas pasaulis. Taip. Ta prasme, ir aš net į savo šunį atkreipiu dėmesį, kad jeigu mes einam visada tais pačiais takais, jis elgiasi vienaip, jis toks daugmaž kažką ten pauosto, bet jis jau taip kaip ir žino. Taip.
Ir jeigu staiga mes pakeičiam maršrutą, kiek yra atrodo jo akise džiaugsmo ir tokio, čia, žinai, taip, kvapai, taip. Tokių dar nebuvo, kaip gera, žinai. Taip. Bet lygiai taip pat ir tu pamatai kitus dalykus, žinai. Tai, pavyzdžiui, aš kai renkuos pasivaikščiot, aš stengiuosi, jeigu nespaudžia laikas, kiekvieną dieną eit, nebūtinai kardinaliai, bet net ir savo rajone gali pasirinkti. Vieną vakarą tokį ratą suki, kitą vakarą tokį ratą suki, trečią žiūrėk dar miško grybštelį ir tau visai kitaip viskas atrodo, ne? Mhm. Žinoma. Tai kažkokie, žinai, naujienos, nauji dalykai, nepatirti dalykai paprastai suteikia emocijos, žinai, tokios energijos kažką daryti daugiau. Štai kodėl aš bent jau kai aš keliauju su savo šeima ar draugais, aš dažnai taip skatinu išbandyti kažką naujo, nežinau, panerti su, žinai, paragauti, kažkur užkopti, kažkaip tais kažką, tai yra naudinga. Tai maždaug tokie tie, žinai, patarimai, kaip galima dar pačiam su savimi, žinai, dirbti ir palaikyti tą savo balansą. Bet kas yra labai tikrai, aš ką labai noriu atkreipti dėmesį, kad šito balanso palaikymas yra darbas, kurį reikia padaryti, kuris yra be galo reikalingas ir jeigu tik save apleisite, gali nutikti, gali taip nutikti, kad kuo daugiau laiko praeis ir kuo giliau krisite į tą savo perdegimą, tuo sunkiau bus iš jo išlipti. Mes turim visiškai artėti prie pabaigos, tai mano palinkėjimas būtų nebijot išoriniams atrodyti kažkaip silpnai, kažkaip gėdingai ir taip toliau, nes čia yra jūsų gyvenimas ir jūsų reikalas ir jeigu jūs jaučiate iš tikrųjų, aš siūlau atsisukti laidos pradžią, kur mes ėjom per punktus 1, 2, 3, 4, 5, jeigu jaučiat bent vieną iš jų, aš, pavyzdžiui, aplinkoju savo pažįstų galybę tokių žmonių, nes ką visi sako apie žmonės, dėl ko aš net galėčiau tapti perdegimo ambasadoriumi, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbu kalbėti, nes mes visi nurašom taip, žinai, daug dirba pavargęs, žinai, bet tas žmogus tampa grubus, nemalonus, jis su nieko nebendrauja, piktas namie, piktas darbe, visur piktas ir tai, ta prasme, pradeda liesti ir kitus žmonės ir tai pradeda kartais atrodo sklist kaip virusas, žinai. O svarbiausia, kad jis tampa neefektyvus nei darbe, nei savo socialinėje aplinkoje ir savo, taip sakykim, taip laisvajam tam gyvenime, kai jis nedirba. Jis tiesiog tampa neefektyvus ir, žinai, nuvarytus arklius nušauna. Vat ką ir norėjau pasakyti, kad paminklą jums pastatys, bet greičiausiai ne įmonė, turbūt. Artimieji. Artimieji ir to statydami sakys, žinai, visą gyvenimą prarė ir va, žinai. Tai šiaip, žinai, aš norėčiau taip užbaigti filosofiškai. Aš dabar tai bijau nusikalbėti, bet knyga yra tokia apie 4000 savaičių, man atrodo. Yra paskaičiuota, žodžiu, ar 4 ar 6 tūkstančiai, čia nežinau, kuris yra, bet žodžiu, arba aš kaip mėgdavau sakyti vienu metu, žinai, visada prisimink, kad jeigu tau šiuo metu yra apie 40 metų ir tavo gyvenime viskas bus gerai, tau liko taip, plus minus 30 vasarų. Kas yra 30 kalėdų, taip. 30 tavo gimtadienių. Taip. Tai tau gali taip atrodyti, kad dar daug. Bet kai tu pagalvoji, kaip greit tos kalėdos praeina ir kaip būna smagu su šeima ir kai tu galvoji, kad tau, čia jau tokiu geru atveju liko 30. Gali būti, kad jų 20 yra likę, žinai. Kažkaip man, žinok, būna aš šitą mintį nešiojos. Man tada kažkaip, aš labai greitai tada metu nesąmonės iš galvos ir pradedu eiti, nežinau, dviračio arba daryti kažką, nes mes kartais taip užsiliuliuojam ir atrodo, kad tas gyvenimas yra nesibaigiantis, ne? Taip. O žinai, tiek mūsų žiūrovai, tiek mes su tavimi po šito podcast'o per 1 valandą ar ten 50 keletą minučių priartėjom prie savo mirties momento. Gerai, žiūrėkit, labai faina tema, čia būtų galima kalbėti, bet čia... Aš manau, kad mes ją dar galėsim galbūt ir ateityje paanalizuoti kitais kampais. Ji tikrai yra plati, didelė ir labai svarbi. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes žengėm tą pirmą žingsnį ir jeigu jūs save atpažįstat arba jeigu jūs atpažįstat
savo artimuosius, reikia staptelt ir reikia... Mano rekomendacija būtų tiesiog nebijot ir kuo anksčiau tą užčiuopt ir kuo anksčiau pradėti rūpinti savim, nes kai jau esi toli, tai tiesiog labai išsitempia laikė. Jo, aš tik turbūt pasikartosiu, kad nuovargis yra natūralu, pervargimas yra nenatūralu, nenormalu. Atskirkite nuovargį nuo pervargimo ir neleiskite savo pervargti. Ir pirmas ženklas, mano bent jau patirtimi, būtų tas, kad kai tu atsikeli ryte, tu jau esi pavargęs, tai čia turbūt nėra nieko gero. Kažką reikia daryti. Tai ačiū, kad klausot, ačiū, kad žiūrit, Laurinai, ačiū tau labai. Ačiū tau. Ir dėkim, bet neperdėkim. Iki kitų. Viso geriausio.